Pradedama tiesioginė transliacija. Sveiki. Labas. Čia Saulius Bagdonas, Lukas Benevičius. Sveiki. Mes galėtume, žinai, čia pradėti vardinti, kokiam veiklom užsiemam ir taip toliau. Šiandien dieną iš tiesų yra kalba apie mylimos veiklos, būtent veikla, apie mylimveikla.lt, apie tai, kad mes paleidžiame naują kursą, kuris, nenaujas yra pačiam Lukai, nenaujas yra pačiam man, bet mums tai irgi yra nauja patirtis, nes mes darysim būtent tą koncentruotą informaciją, kurią daug metų teko dėti, praeiti įvairius sunkius dalykus, kursus, egzaminus, sakyti ir taip toliau. Ir būtent mes kalbėsim apie centravimąsi ir apie embodiment. Tai, mėlyje, visiems, kam dar negirdėta embodiment, kam negirdėta centravimosi technika, arba kam girdėta embodiment, kam girdėta centravimosi technika, tai labai rekomenduoju šitą video pažiūrėti. O kiek jungiasi? Jo, wow! Tai tiesiog, tai yra kosmosas iš tikrųjų, apie šitą žinią galiu pasakyti taip. Aš toks jausmas, kad ten visą meditavau, skyriau daug laiko, ten kvėpavimo pratimai, visą tai veikia ir tam tikram lygmenį pakėlė iš tikrųjų mano būsenas ir tai buvo wow. Ir yra wow iki šiol. Bet kai šitą techniką pradėjau mokytis, būtent kalbu apie embodiment, kaip angliškai čia verčiasi lietuvių. Įkūnijimas. Įsikūnijimas, kaip jo. Avataras, žinai. Jo, įsikūnijimas. Tai aš galiu pasakyti nuoširdžiai, kad tai buvo ir yra iki šiol vienas keisčiausių man patyrimų dėl to, kad tai antiek paprasta, iš esmės paprasta, efektyvų greitą. Reiškia, aš bet kada galiu savo tą energiją, pavyzdžiui, neveiksnumą pakeisti veiksnumą, žinai, ir taip toliau. Tai, Lukai, pakalbam šiek tiek apie embodiment. Kas tau yra tai? Kas tau yra tai? Kas yra tau tas embodiment? Sąmoningumas ir laisvė veikti, pasirinkti, kaip veikti. Tai čia toks trumpas, apie ką tai yra. Jo, sąmoningumas ir laisvė, taip. Kaip aš esu ir kaip aš noriu būti. Taip. Aš kiekvieną akimirką renkuosi, kaip aš esu, kaip aš noriu būti. Dažnai mes, ne dažnai ir ne visi, bet yra žmonių dauguma, kurie įpratę, kaip mes sakėm, lipti ant tos vinies, sėdėti ant jos ir sakyti, kaip blogai, kad šiandien nesiseka, kad ir gerą darbą padariau, vis tiek kažkaip nelaimingas ir panašiai. Nes aš nepastebiu, kaip aš reaguoju, kaip aš esu, kas vyksta su mano kūnu, kas vyksta su mano mintimis, ar ne? O kai aš tą pradedu stebėti, aš galiu nulipti nuo tos vinės, sakyti, okei, dabar nenoriu to, aš noriu taip ilsėtis, aš noriu taip bendrauti, aš noriu taip valdyti savo finansus ir taip toliau ir taip toliau. Tai nesvarbu kokia gyvenimo sritis, vis tiek įtampa slypi mūsų kūne, ar ne? Mūsų reaktyvi reakcija kažkokia į situaciją, mūsų įpročiai gyvena mūsų kūne. Kūnas turi atminti. Aš dirbau daug ir su coachingu ir su kitom technikom. Patyriminiai mokymai ir panašiai ir visa tai daugiausia, taip, tai darbas per patirtį, darbas su savo emocijom, darbas su savo mintim, su savo veiksmais, rašymas kažkoks, galvojimas ir panašiai. Visa tai veikia, bet tiesiog užtrunka ilgiau. Dabar, kai aš dirbu su savo kūnu, tą, ką aš darau per dieną, aš galiu su to padirbėti per valandą arba dar trumpiau. Jeigu žmogus, su kuriuo dirbu, pasiruošęs nori keistis, sako, Lukai, aš noriu keistis, aš dabar asmeninės konsultacijas daug vedu jų, tai sako, Lukai, aš noriu keistis, sakau, kiek labai nori keistis, sakau, jeigu labai, tai mes tą, ką planavom per 2 valandas, galim padaryti per pusvalandį. Ir pradedam daryti įvairiausius pratimus, kurie susiję su kūnu, su fiziologija ir panašiai. Blogas garsas rašo. Gerai girdit? Negali būti, kad blogas garsas. O dabar geriau gal? Jeigu šitas rodė mikrofonas, blogą garsą rodo, aš jį priduosiu. Ir dabar žiūrėk, jeigu man iškyla įtampa, ne, pavyzdžiui, elementariai, įmam prie situacijas, ne, man iškyla įtampa, kažkur ne, embodiment, tai yra apie įtampos pastebėjimą kūne, teisingai? Jo, tai... Ir, pavyzdžiui, paėmė karštis, ne, nes, garsas blogas, kodėl, ir brangų pirkau, ne, ir kas tu daryti man dabar? Tai kaip aš galiu jeigu keisti? Tu viskas gerai, tai nieko nedaryk, bet jeigu nori keisti, kažką nori keisti, įtampa kažkokia yra, ar nes stresas veikia, galbūt neigiamos mintis, emocijos ir panašiai, tai pastebėti, kaip mano kūnas reaguoja tai. Lengviausia pastebėti kvėpavimą, visi tai žinom, ypatingai tie, kurie medituoja, kvėpavimas, ar ne, tai greičiausias kelias į savo sąmoningumą. Bet aš sakau, neužtenka užsimerkti, rytais medituoti, jogas lankyti, jogos treneriais tapti. N žmonių pažįstu, kurie net jogos treniruotės veda, medituoja, visą kitą ir išeina į gatvę rėkiant savo vaikų. Arba, sako, kas per pip paliko šitą mašiną čia man užstatė, ne, ir taip toliau. Tai klausimas, kaip perkelti ramybės būseną, perkelti į tikrą gyvenimą. Nes neužtenka užsimerkus pamedituoti ir tu galvoji, kad tai virs gyvenimo įpročių. Neužtenka. Tai vat embodiment, jeigu dar kitą savoką pasakyti, yra
meditacija atsimerkus gyvenant čia ir dabar. Tas, kaip tu minimis, tas sąmoningumas. Sąmoningumas. Tai vad, kas šiuo atveju tas yra sąmoningumas, dirbant su embodiment? Apstai, embodiment turbūt, aš kaip suprantu, yra viskas, taip realiai, viskas, kas yra mano, nes aš žiūrėk, viskas, kas eina per mano kūną, tai yra mano balsas, mano kūnas, mintis, mano emocijos. Jau mintis, emocijos kaip pasiekmė, ar ne, mano kūno reakcijos. Taip. Arba, aplinko, kažkaip veikia aplinka ir dėl to aš taip reaguoju. Ir dėl to kyla tokios emocijos. Emocijos ir jausmai yra pavadinimas mano kūno reakcijos, žinai. Jeigu aš jaučiuosi įsitempęs, tai įtampa kažkur yra. Jeigu aš jaučiuosi įsigandęs, dar kitaip reaguoja mano kūnas. Ne? Tai sąmoningumas, jeigu kalbant apie embodiment, tai yra pastebėjimas, kas vyksta su mano kūnu. Jeigu aš įpratęs taip reaguoti savo vaiką, kai jisai paėmė 3 kartą saldainį, neklausti, jeigu taip pasiruošęs, klausimas, kaip, ar aš pastebiu tą reakciją ir ar aš galiu keisti tą reakciją, ar aš noriu taip reaguoti, ar aš noriu kitaip reaguoti ir panašiai. Tai tas sąmoningumas, ne, kaip mano kūnas reaguoja, arba kaip jisai nori reaguoti. Kartais neišreiškiam to, kaip mes norim sureaguoti. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu žmona kažką pasakė, ar ten vyras, ar ten kolega kažką pasakė, mes kaip ir norėtumėm taip sureaguoti, bet mes nesureaguojam taip, mes užrakinam tą, neleidžiam savo sureaguoti. Neleidžiam bet mes galim neleisti išreikšti savo emocijų, bet mes galim suprasti, kad, o kaip aš noriu sureaguoti. Nebūtinai taip reikia sureaguoti, bet kaip aš noriu. Ar aš pastebiu tai, kaip aš noriu sureaguoti, ir tada aš tikrai taip noriu sureaguoti. Taigi aš galiu kitaip sureaguoti. Ir aš sakau, visada verta turėti 3 pasirinkimus. Ne 1, o 3. Nes 1 pasirinkimas yra užstrigimas, 2 pasirinkimai yra dilema, geriau šitą ar šitą daryti, 3 pasirinkimai yra jau kažkokia minimali laisvė. Ar aš noriu taip pasakyti, o gal geriau patylėti ir nieko nedaryti ir panašiai. Ir ne mintise, bet geriausia tai parodo kūnas, kaip veikti ir kaip pasirinkti. Ar ne? Vienas žingsnis taip daryti, kitas žingsnis taip daryti, trečias taip daryti. Ne? Tai yra, greičiausiai per kūną galima pasiekti tą norimą pasirinkimą, pasirinkimo laisvę. Nes su mintim tu gali dirbti, sakau, valandą, dieną, rašytis ten ir nieko nesuprast. Dabar su kūnu tu gali eksperimentuoti. Tu gali, nes jis yra pamatuojamas. Mintis nėra pamatuojamas. Ar ne? Tai nėra pamatuojamas dalykas. Ir klausimas man yra toks, tu, realiai dabar, kai mokėsi pas Marko Walshą, ne, būtent embodiment, pavadinkim, negaliu sakyti, vienas iš tų žmonių, geriausių trenerių pasaulyje. Taip. Tai va klausimas, kai tu mokėsi iš jo, ką tu supratai apie tą kūną, apie raumenis, apie visą tą informaciją, kuri lieka nuo streso, kurį mes gauname kiekvieną dieną, nuo sunkių situacijų, kurios vyko gyvenime, tų, pavadinkim, situacijų, kurių minčių mes prigalvom. Kas vyksta fiziškai, va, ką ten mokė ir kokia yra problema iš viso to dalyko, kaip yra kūnas, nežinau, kažkaip susirakina arba įtemptas, žinai, kaip būna ten tas petys toks, žinai, vaikšto žmonės taip, tipo, žinai, jisai arba ten visą laiką, kažkaip jau net surakina visą kūną. Apie ką tai yra? Apie ką yra tos įtampos ir fizinės įtampos pačiam kūne? Tai čia toks sudėtingas, kaip ir paprastas ir sudėtingas. Atsakyk lengvai. Jeigu paprastai, tai mes dauguma, netgi kurie žiūri šitą video ar žiūrės paskui, žino, kad 3 yra pagrindinės streso reakcijos į situacijas, kurias mums nepatinka arba mes nežinom, kaip juose elgtis. Tai 3 yra. Arba aš puolu, arba aš bėgu, arba sustingstu. Ką aš pastebėjau Lietuvoje, dirbdamas, konsultuodamas žmonės, grupės, ten, su įmonės atstovais, dirbdamas su švietimo atstovais, asmeniškai su žmonėm, kad dažniausiai Lietuvoje mūsų kūnas linkęs sustingti. Aš nežinau, ar čia dėl istorinių priežasčių, ar dar kažką. Mes sustingstam. Mes nieko nedarom. Ten kažkas gatvėje vyksta, sustingsta kūnas, nors mes norėtumėm padėti. Kažkas ten kažką negerai daro, arba ne taip, kaip norėtų. Sustingsta. Ignoruoja, ne? Jo, ir mes nieko net, mes tokie kaip kaliniai savo paties kūne, ne? Mes negalim nieko padaryti. Tai embodiment leidžia dirbti su tuo, kad mes išeitumėm iš tų reakcijų, kurios yra pasąmoninės. Kad mes būtumėm sąmoningi. Išeiti iš to puolimo, jeigu mes puolam dažnai. Išeiti iš to sustingimo, jeigu mes nežinom, kaip elgtis. Išeiti iš to bėgimo nuo situacijos. Gali būti, kad mes nebūtinai sustingsta mūsų kūnas kaip ir sustingęs. Ir mes kaip ir norėtumėm kažką pasakyti žmogui, ten ar žmonai, ar kolegai, ar vaikui tam pačiam. Bet mes, kadangi nežinom, kaip reaguoti, tai gali būti, kad mes pulsim jį, gali būti, kad mes norėsim išeiti ir išeisim ne fiziškai, o mentališkai išeisim. Šiek su mumis kalba ten dukra ar sunus ar kolega, o mes jau išėję kažkur, nes mes nežinom, kaip reaguoti. Tai embodiment ir darbas su kūnu leidžia suvokti, kas vyksta su manim ir pasirinkti, kaip veikti
teisingiausia šitoje situacijoje. Ar taip veikti, ar palaukti, ar tiesiog pabūti su to, priimti tai pirmiausia, ar ne? Nes svarbus irgi priėmimo momentas. Ar aš priėmu, kaip aš jaučiuosi. Kitaip tariant, aš priėmu, kad aš turiu įtampą. Ne? Jeigu aš to nepriėmu, aš to nepakeisiu. Pastebėjimas, priėmimas ir tada pokytis kažkoks gali įvykti. Dar vienas dalykas, iš tiesų, aš atsimenu, kai buvau tavo mokymuose ir ten rodė visokiausių labai paprastų pratimų, kurie... Mes daug pratimų galime daryti, čia per video irgi galima padaryti pratimą. Pavyzdžiui, žmonės dabar žiūri video, pastebėkit savo akis, kaip jie žiūri video. Dažnai pas mūsų akis yra įsitempusios ir net nepastebim, kad jos įsitempusios. Kaip greičiausiai pastebėt, kad mes turim įtampą, pavyzdžiui, akyse, nes jos veikia, kaip mes žiūrim. Mes galim taip žiūrėti, galim ir paprastai mes žiūrim, bet įtempkim dabar akis ir atpalaiduokim. Įtemp tiesiog, kad užmerkus ar... Ne, gali va taip žiūrint, ne, išplėst akis ir atpalaiduot. Nes kol aš neįtempsiu smarkiai, aš nesuprasiu, ką reiškia atpalaiduot akis. Ir kitaip visai galim žiūrėti tą video. Ja, aš dabar čia tai bandau. Kam mes su tą įtampą turim žiūrėti šitą video? Mes galim tiesiog atsipalaidavę žiūrėti šitą video. Žinok, man kas pavyko, va čia atsipalaidavau. Akis atpalaidavus, man per krūtinę pradėjo atsipalaidavimas. Ir jausmas toks fainas. Taip. Dabar žiūrėk, daug kas iš tų žmonių, kurie dabar žiūri video, jie realiai yra darbuose tikėtina, turbūt 80%, ne, arba freelanceriai, tai toliau verslininkai, tiesiog samdomi žmonės. Ir tikslas yra ką daryti? Tikslas yra, kad mes būtume produktyvūs. Kad mes, pavyzdžiui, galėtume susifokusuoti į tam tikrą darbą. Nes išsiblaškimas ir multitaskinimas ir bėgiojimas nuo A iki B, C, Z ir taip toliau, ir kolega pertraukia ir taip toliau, tai išmuša daug energijos mūsų, taip, ir mes padarome mažiau. Taip. Klausimas, kažkokių mini tipsų, kaip per kūną greitai sustiguoti savo smegenis. Kad būtum produktyvus? Jo, kad būtum produktyvus. Daug yra pratimų. Man patinka labai greitas, labai paprastas pratimas, tai yra, pavyzdžiui, paimti savo ranką, ar ne? Paimu ranką. Paimti savo ranką, žinai. Ir dabar kažkokie darbai laukia per dieną ir sugniaužti kumštį, kiek yra įtampos su tais darbais, kurie laukia per dieną. Nu, yra tiek, arba ten dar daugiau įtampos ir panašiai. Ir spaudi kiek gali, ne? Ir dabar antras dalykas tai yra, spaudi kiek, kiek jauti, kad yra įtampos su tais darbais, kurie laukia šiandien. Pas kai kurios gali taip įtampos, kai kurios taip, pas kai kurios labai ten kieta, reikia su ranka. Aš tiek jaučiu įtampos. Dabar antras dalykas, kiek aš noriu turėti tos ramybės ir tos įtampos. Jinai kažkiek bus, tai yra natūralu, kiek aš noriu turėti. Noriu tiek turėti, nežinau, noriu šiek tiek turėti įtampos, nes negaliu tiesiog, ar ne, tai elementarus pratimas su ranka, bet, kiek yra įtampos ir ką tai duoda. Aš pastebiu, kiek tai yra įtampos. Jeigu jau pastebiu, ar aš noriu tiek turėti, aišku, nenoriu. Tai tiek galiu turėti, tai galiu turėti, tai tiek ir turėsiu, žinai. Tai čia labai paprastas, greitas pratimas. Galima, pavyzdžiui, daryti pratimą, kurį dabar Saulius rodo, bet nematom, ar ne? Labai pratimas... Man jis labai patiko tiesiog. Tau patiko, tai gal tu gali parodyti, ar ne? Ja. Kaip jisai... Tai... Parodyk Sauliu kitą pratimą. Ja. Realiai vienas iš pratimų krūdukas sako, žinai ką? Davai, darom, šitas kosminis, jis atrodo, paėmė tiesiog taip ranką ir... Sąmoningai... Jo, ir vardink darbus, kuriuos... Jo, pavyzdžiui, šiandien aš padarysiu dar keletą video, sudėliosim scenarijų. Ką dar padarysi? Susitiksiu su žmona, pavalgyti pietų. Jo, ir dabar ką Saulius gali pradėti daryti, tu tiesiog toliau vardink darbus ir tuo pačiu stebėk, kaip tavo kūnas... Išrašysiu sąskaitą, bet pas mane per smūgį eina toks. Jo, per smūgį. Tu nori taip daryti, ar ne? Ne, aš noriu švelniau. Švelniau, tu gali pakeisti, ar ne? Jo, interviu dar paimsi, noriu švelniau. Stebėk savo kvėpavimą ir toliau daryk. Jo, tiesiog. Ne? Ir jis jau pastebėjo savo kvėpavimą ir jau pasikeitė, ar ne, kaip jis tai daro. Jau švelniau, jau ramiau. Jis atrodo, kad per jėgą darysiu visko taip. Nes kūnas mums pasako, kaip mes įprastai darom darbus, kaip mes įprastai reaguojam, kaip mes įprastai elgiamės. Kūnas labai greitai gali duoti informaciją mums. Tai yra žaliava tobulėjimui, tai yra žaliava darbui su savo iššūkiais, problemom ir panašiai. Tai Saulius per akimirką pastebėjo... Bet kaip gera dabar. Jo, jis taip nenori, ar ne? Tai jis gali tiesiog... Švelniau. Jo, kitaip visai daryti tos darbus. Tai čia trumpas pratimas ir tų pratimų yra daug. Ir tai yra treniruotis. Iš esmės, kaip mes norim veikti ir kaip mes norim praleisti tą dieną ir apskritai. Bet ką mes dabar padarėm, mes parodėm tik tai labai mažą dalį, nes parodėm tik vos ne tik su rankom, žinai, nes realiai tai yra viso kūno. Darbas su kūnu. Viso kūno dalykas. Bet to užtenka, nes kai aš dirbu su verslo organizacijom, tai jiems neįprasta būtų ten šokti, dirbti su visų kūnu.
tai vien užtenka darbo su rankom, mes įprastai kažką darom su rankom ar ne, veidų ir to būna per akis. Visos dienos mokymas. Tu dar vieną įdomų pratimą rodėjai, tiesiog pati pradžia, aš atsimenu, kvadratas, pieši kvadratą. Tai čia galima tiesiog... Kam tai yra reikalinga? Nu, parodyti fiziškai. Va taip padaryti galim kiekvienas pamėginti, pakartoti. Jeigu nevairuojat. Kaip aš darau, jeigu nevairuojat. Jeigu vairuojat, tai keista, kad žiūrit šitą video. Tiesiog padaryti šitą tokį kvadratą, ar ne? O taip fiziškai. Ir apie ką tai yra? Skirtai kvadrato darimas. Kelis kartus. Apie tvarką, apie sistemą, apie santykį su tvarka, santykį su sistema, santykį su struktūra kažkokia, ar ne? Gali būti tai darbai, gali būti projektas, gali būti, viskas, kur reikalinga struktūra, mes įprastai taip ir darom. Ir būna žmonės, vieni ten kampus, kiti greičiau pradeda daryti ir panašiai. Ir tai labai daug pasako apie žmogų, kaip jis įprastai reaguoja į struktūrą, į tvarką, į aiškumą, į užtikrintumą, į nuoseklumą ir panašiai. Gali būti, kad taip greit darau, nors aš labai lėtai darau, o žmonės pradeda kartuoti labai greitai. Sakau, darykite taip kaip aš. Ir jie vis tiek daro skirtingai. Ką tai pasako, kad mes kiekvienas skirtingai reaguojam į struktūrą, į tvarką ir panašiai. Ir žmogus gali per šitą pratimą pastebėti, kaip aš reaguoju tai, ar ne, galbūt aš greitai darau tai, ir kaip aš noriu. Noriu, kad nuosekliau būtų, tvarkingiau. Ir pradeda daryti žmogus ir žiūrėk, ir įtampą pradeda jausti, neįprasta, nepatogu. Ok, galiu tvarkingiau daryti ir tuo pačiu atsipalaiduoti. Ir mes taip treniruojam save, savo kūno reakcijas į tvarką, į sistemą, į struktūrą. Taip. Tai čia toks mini pavyzdys. Ir dar man patiko tas pratimukas, kur ten dar sakai, o dabar padarom taip, po šito tiesiog leidžiam savo rankom visaip judėti, ne? Jo, ir tai apie ką yra? Tai yra apie lankstumą, apie prisitaikymą ir panašiai. Ir žmonėms, kurie linkia labiau tokią struktūrą, aiškumą, užtikrintumą, netgi kontrolę kartais perdeda, jiems toksai judėjimas rankų yra super sudėtingas, ar ne? Man pavyzdžiui labai paprasta. O kitos žmogus kažkaip daro ir jam dirbtina. Tai jeigu jam dirbtina, patikėkit manimi, jam ten yra ką veikti ir jeigu jis to turėtų daugiau lankstumo gyvenime, jam būtų daug lengviau, jis turėtų daug balansų. Nes gali būti, kad jis tiesiog per daug kažką stengiasi kontroliuoti, nes jam trūksta to lankstumo. Jeigu jis turėtų to lankstumo, nereikėtų kontroliuoti. Tai darbas per kūną, darbas su kūnu, ką jis mums pasako, ir kaip mes norim kitaip reaguoti, yra labai greitas, labai paprastas ir vis tiek fizinis aktyvumas yra neišvengiamas mūsų gyvenime. Pasižiūrėkime, ką čia galima sakyti, sėkmingiausius žmonės pasižiūrėkime. Ką čia į sėkmingiausius? Pasižiūrėkime tiesiog elementarius profesionalus arba vadovus Lietuvos, top vadovus. Visi Tu dirbi su vadovais? Jo, aš dirbu ir su vadovais. Mokymas. Ir ko aš tik paklausiu, top vadovai visi sako, neišvengiamas yra darbas su kūnu, neišvengiamas, nes kitaip tiesiog būtų šizofrenija, nuovargis, įtampa ir panašiai. Taip apskritai darbas su kūnu išlaisvina tą įtampą, o jeigu dar aš pridedu sąmoningumą darbę su kūnu, tai gali ir veikti mano psichologinius pasirinkimus, mano elgseną kasdienę. Nes neužtenka treniruotis, mėtyti krepšį, daryti atsispaudimus ir panašiai. Nes tai, kaip aš darau atsispaudimus rytais, gali būti, kad aš taip darau ir darbus kažkokius, kur yra iššūkis tam tikras. Ar aš tikrai noriu taip daryti, turbintis visada? Ar ne? Ir ten, ir čia, o gal aš galiu ramiau daryti. Ir darbus galiu galbūt ramiau daryti. O kam reikia to? Kam reikia tos įtampos? Adrenalinas jo, visa kita faina, bet ar visada reikia? Kartais nereikia. Tai kaip pastebėti, kaip aš veikiu gyvenime ir kaip turėti tam pasirinkimų laisvę, tai yra apie embodiment, ar ne? Apie darbą su kūnu. Ką mes dabar padarėme? Taip tariant, fizinis aktyvumas ir asmeninis tobulėjimas. Geras šūkos, ne? Jo, ką mes dabar padarėm, tai labai mažai parodėm to fizinio dalyko, nes realiai bent jau aš kaip susipažinęs su embodiment, tai yra netgi viso kūno pratimai, taip? Taip. Tai realiai mes dabar gal tų pratimų tikrai nepadarysim, nes ir tu man, kai atsiuntei visą ten, tą visą medžiagą, tai ten tarsi minimum 15 ten pagrindinių pratimų, kurie automatiškai generuoja tam tikras energijas, pavadinkim. Tai klausimas, per kiek laiko, tam, pavyzdžiui, jeigu aš noriu ryžto veikti, taip, per kiek laiko aš galiu įgauti tą energiją momentaliai ir tai vis tiek grįžta tas, pavyzdžiui, jeigu mano įprotis yra būti neryžtingam, arba ten taip iškiai atsitraukti, ten pabijot kažko, ne, per kiek laiko aš galėčiau tą energiją sudirbti, ką reikėtų man daryti?
žinai, jeigu taip pasitreniruoti, gali užtekti minutės 2, jeigu perkelt į nu, tą gyvenimą, tai nu, reikalinga nuolatinė praktika, aišku, tai čia visi žino tai ir tiesiog tai, tai yra neišvengiama, jeigu aš noriu pokyčio, tai reikalingas tęstinumas, reguliarumas ir panašiai. Per porą minučių aš galiu suprasti, kiek aš turiu ryšto, kokį ryštą aš noriu turėti, ar aš noriu ryštą tokį turėti, kad ten turbinti ir panašiai, bet aš neturiu balansą ir mane to nustums kas nors, ar ne, perdėtas toks ryštas. Ar aš noriu balansę ryštą tą turėti, ar ne, ir veikti su tuo ryštu, bet tvirtai stovint ant žemės ir neprarandant santykio su aplinka, ar ne, visai kitoks ryštas. Tai yra ryštas iš balanso, iš pasitikėjimo ir kiti žmonės visai kitaip gali, matyti, kad aš augu tobulėjai, nes dažnai žmonės, kurie nusprendžia tobulėti, jie tarsi išeina iš savo aplinkos ir atsisako aplinkos, kurioje veikia. Pavyzdžiui, žmona tobulėja, vyras ne. Ir vyrasgi turi, taigi žmona tikisi iš jo, kad tobulėti. Ir pradeda ten kelionę savo ir panašiai ir galvoja, kad ten labai daug pasikeitė. Jinai gavo daug žinių, šiek tiek įgūdžių iš kokių nors moteriškumo seminaro ar dar kažko, bet realiai tai jos santykiai, jos reakcija fiziologinė į santykį su vyru, į santykį su vaikais, į santykį su kolegomis, su giminaičiais ir nepasikeitė. Niekas nepasikeitė, tik tai pasikeitė tam tikras, šiek tiek požiūris, žinojimas tam tikras. Bet realiai tu nieko labai naujo neįgyjai, bet kai tu dirbi su požiūriu ir su savo kūno reakcijom, tu dirbi integraliau, ne? Tu atsižvelgi į savo galbūt kaip šeima čia, kaip draugai, tu matai visumą didesnį. Neužtenka tuneliu eiti ir kapoti ir pabėgti iš to. Ne? Tu 10 metų ten bendravai, veikėjai, šeimoje gyvenai, ir dabar nori pabėgti. Kartais tai būna žmonės, išeiti iš darbo, dar kažko. Klausimas, ar tas bėgimas apie ką tai yra, ar ne? Ar tik tai nebėgimas nuo savęs. Kartais reikia išeiti, nes žmonės tiesiog aplinkui, nenori veikti, trukdo, engia tave ir taip toliau, ir jau tą daro sąmoningai, bet jeigu žmonės tą daro nesąmoningai, galima mėginti eiti su jais, ir tai mažiau skausmo bus ir tau, ir kitiems žmonėms. Tai, aišku, čia labai skirtingos situacijos pa žmonės būna, bet tas pastebėjimas, kaip mano kūnas reaguoja, kaip aš noriu, kad jis reaguotų, duoda labai daug ir greitų rezultatų, ir tą galima padaryti per porą minučių, pastebėti, su kuo galima dirbti, o per kokį mėnesį galima įgauti jau įprotį ir integruoti savo gyvenimą. Darant pratimą vieną kartą per dieną 2 minutės. Tai labai greitai. Čia greitai, jo, iš tikrųjų. Ar tai būtų santykis? Aš galvoju, duodam kokį gerą tipsiuką, kažkokį pratimą. Dar vieną, žinai, kažkokį fainą pratimuką, kuris tau gal tiesiog labai patinka, ne? Aš žinau, kad tau kas patinka, tai tiesiog grįžti, suprasti, kaip aš esu, ne? Ir čia ne visiems dar aišku ir suprantama iš esu. Man tai labai padėjo, labai įdomu, iš tikrųjų, ta centrinė šis, dabar ne apie tai, gal dar vėliau kokią laivą padarysim. Bet kažkoks mini pratimas, kur gal legaliai galima padaryti, kad kolegos per daug nepamatytų, žinai, arba ten laukia galėtum tai padaryti, kažkoks mini pratimas, kuris tiesiog, kad tau patinka. Ir jis jauti, kad tau transformuoja energiją į tiesiog gerą būseną, į norą veikti, daryti, tiesiog mėgautis gyvenimą. Labai paprastas pratimas, visi jį gali dabar padaryti. Prisiminkite situaciją arba žmonės, kurie jums sukelia šypseną. Tiesiog mintise prisiminkit, nebūtina užsimerkti, tiesiog prisiminkit. Žmogų, kuris sukelia šypseną. Kažkokį gali būti vaikas, gali būti mama, gali būti kažkoks personažas. Ir dažniausiai, kai mes galvojam apie tos tokius žmonės, tai dažniausiai tokia kyla vidinė šypsena. Tai vidinė šypsena yra dalis to įėjimo į tą būseną, iš kurios visai kitaip veiki. Nes mes nuoširdžiai apskritai mes gimė dalintis. Mes atėjom šitą gyvenimą dalintis. Empatija yra vienas svarbiausių išgyvenimo savybių. Ir tas nusiteikimas, prisiminus tą žmogų, artimą, kuris sukelia šypseną, natūraliai mes taip ir norim. Mes norim duoti, mes norim dalintis, mes norim iš širdies į širdį duoti, ar ne, žmogui. O mūsų dažniausiai tik tai tie kažkokie blokai, ar net ten benamui neduosim, nes jisai pats neužsidirbo, tai yra tam tikrai įsitikinimai. Ir kartais jie mums labai trukdo gyventi, ar ne, dalintis. Ką mes turim nepakankamai, mes galim dalintis. Tai toks pratimėlis, jisai labai greitai. Tiesiog prisiminti dienos metu. Dėkingumą į tokią tam tikrą būseną panardinti. Jeigu turi kokių klausimų, klauskit dar, tiesiog klauskit drąsiai kažkokiu asmeniniu, bet ką. Tiesiog drąsiai, nebus klausimų, mes dabar neatsakysim.
Dar turim šiek tiek laiko paskyrę su Luku. Ir visi mėlyjei, kas norite prisijungti ir sužinoti daugiau informacijos su Luku, kviečiame ir su Saulium, taip, ir dar su Petru. Tai mes visi naudojame embodiment, Lukas mūsų toks profesorius, pavadinkim jo, jisai ten tiek labiausiai visas sertifikuotas ir ta prasme moko tiek vadovus, tiek ne vadovus, tiesiog žmonės būtent per kūną, per embodiment technikas, per coachingo, aišku, irgi va, tai turi, bet, turbūt svarbiausia tau šią akimirką yra būtent tai, kaip pats žmogus gautų įrankius, kurios galėtų naudoti kiekvieną dieną darbę visur ir tas sąmoningumas yra wow. Aš mačiau, čia viena mergina prisijungė, kuris sakė, 2 metus naudoja po tavo seminaro, būtent Kristina čia buvo, centravimo supratimas, sakė, kaip pasikeitė gyvenimas, būtent disciplina, planavimas, sąmoningumas visą dieną. Taip, nes aš iš esmės keičiu santykius su savo sritim gyvenimu. Taip. Aš keičiu savo reakciją. Taip. Jinai nėra užrakinta, aš ją išlaisvinu ir aš veikiu su laisvė. Taip. Ir kartais žmonės sako, Lukai, aš neturiu laiko. Sakau, tu neturi laiko, tu pasirinki neturėti laiko. Tai vat, darbas su embodiment yra darbas su mūsų pasirinkimais. Aš pasirenku, kaip aš reaguoju ir aš galiu pasirinkti, kaip aš kitaip noriu reaguoti. Taip. Į bendravimą, į santykius su savo vaiku, su savo vyru, su kuo tik nori, ne? Čia klausimas yra, ar ko nebūna, tai mėlyje, aš nepabaigiu, mylimaveikla.lt nueinate. Dabar yra galimybė, aš Lukai kalbinau, džiaugiuosi gyvenimu, kad pavyko. Mes sufilmuosime online kursą, 6:30 kiekvieną dieną jūs ateinate į šitą kursą, prisijungite gyvai arba jeigu norite ilgiau pamiegoti, aš siūlau, bent jau tas 21 dieną to nedaryti ir tiesiog, jeigu turite galimybę kartu jungtis, paskui pakalbėsime Eglė apie tą pratimą ir tiesiog 6:30 kiekvieną dieną, 20 dieną šeilės, jūs prisijungite, mes darom praktikas ir turite klausimų, mes atsakom jums forume, būtent kaip tai yra ir apie ką tai yra. Ir toliau vakarais bus 2 susitikimai, gal net ir daugiau 2 susitikimai, būtent teorija, visa va ta teorija, ką Lukas kalba. Minimaliai teorijos. Minimaliai teorija su praktika, jos praktika plus klausimai, tai apie valandą maždaug, tai reiškia vyksta visur. Šitie susitikimai gali būti Londone, gali būti Singapūre, dar kažkur, nesvarbu, kur tu esi. Tai čia online kursas, šiaip gyvų tai planuojam, bet... Jo, bus gyvi šiek tiek vėliau, neseniai buvo, bet bus vėliau, tai reiškia dabar yra super galimybė už tikrai visiškai simbolinę sumą, realiai jūs šokoladuko turbūt daugiau sumokate, kiek kainuoja tai per dieną, tai o Lukas sumokėjo 1000 eurų už tai, tai tiesiog ir daug praktikų ir visko įdėta, ne, bet čia ne apie tai, čia apie tai, kad aš, pavyzdžiui, kalbėjau su viena panelė, būtent čiate apie šitą dalyką. Sakau, jinai rašė, bet visai net įsisaugojau, va, Lina, jo, tas faina. Ir tiesiog Lina sako, wow, man dėkingumas, meilė ir taip toliau būtent. Jinai ėjo pas Lauriną į kursą. Lukas, aš nežinau, skiriasi, aš manau, ir požiūris daug yra, kame dalyko, čia nėra ką lyginti ir taip toliau. Aš ko labai džiaugiuosi, kad mes perėm biški dabar šitam kursą, ką perėsim, tai į dar kitą lygį pavadinkim, į tai, kas yra, jeigu tai pasitikė vadovai. Jeigu pasitikė kompanijos verslo, žinai, tai daug kas sako. Ne, tai mes einam, pavadinkim, dar į tą tokį, su šitam kursą suderinama tiek, pavadinkim, su dvasiniu, vidiniu išgyvenimu, tiek einam į materiją, žinai, kaip tai padaryti, kad mano tikslai ir veiksmai pasiektų, ne. Tai kas nori, tas dalyvauja, ar bus kažkas naujo, taip, tikrai bus kažkas naujo. Gal gali trumpai apie tą stebuklingą centravimosi pratimą. Čia apie kurį? Nes mes apie 5 kalbėjome pratimus, kurie... Jo, tai Eglė, mes gerai trumpai pasakysime apie centravimosi pratimą. Aš pasakysiu pradžiai savo dalyką. Man buvo įtampa, realiai įtampa, aš tiesiog važiuoju, ten kamšyti, toliau skubėjimas, vaikai, įtampa jaučiu. Jaučiu, kad aš tokiai pusė nenoriu būti. Prisimenu centravimosi pratimą, aš ką padarau. Lukas gali dabar rodyti. Periferinis matymas, reiškia, tiesi rankas, ne, pavyzdžiui, elementariai. Bet čia yra tik kaip treniruoti. Jo, čia kaip treniruoti mašiną, tai to nepadarysi, jo. Bet labai greitas apskritai įėjimas į tą centrinę ašį savo, veikimą iš centro, kitaip tariant, centravimas yra pastebėjimas savo kvėpavimo, žvilgsnis į priekį ir žvilgsnis iš šonus. Aš atsipalaidavęs esu, galima ištiesti taip rankas. Kiek gali, kiek matai, pajudini pirštus. Čia kol treniruoti vyksta, po to nebereikia. Jo. Ir tada atsipalaiduoji. Palaiduoji savo kvėpavimą, palaiduoji savo žandikaulį, krūtinę, pilvas labai daug įtampos turi. Ir tada dar toliau gali tuos pirštus nutęsti. Taip treniruojasi ir pilotai, nes jie didelę įtampą patiria, įsivaizduokit, pilotas, kuris skraido ten belė kokią įtampą. Tai jie, kad nepatirtų tokios įtampos, jie nuolat turi su savo kūnu dirbti, kad tos įtampos būtų mažai ir jie galėtų valdyti situaciją.
Tai ką jie daro? Jie ištiesia rankas, ištiesia iš šono. Aišku, nevairuodami lėktuvą. Nu taip, treniruojasi. Nepilotuojami, taip. Ir žiūri į priekį ir periferiniu matymu mato pirštus. Tada, kai jau mato, tęsi toliau. Žiūrėk, ir čia matau, ir čia matau. Vat, kai pradedu nematyti, tada man reikia atsipalaiduoti. Atpalaiduoti savo veidą, atpalaiduoti savo akis, žandikaulį, pečius galbūt, pilvą, koją šiek tiek atpalaiduoti. O, žiūrėk, jau matau, dar toliau darau. Ir taip gali daryti iki čia maždaug. Tai įsivaizduokit, kiek yra įtampos ir kai tu ją atpalaiduoji, kiek tu gali matyti periferiją. Fiziškai net. Net fiziškai, ar ne? Kaip tu gali dirbti su įtampa, va taip elementariai pastebėdamas. Nes kai kūnas yra atsipalaidavęs, jis į periferijų mato. Vaikas mažas yra visiškai atsipalaidavęs, galite, čia kaip sako, geriausias, lengviausias pavyzdys. Pažiūrėkime mažus vaikus. Jeigu jisai bėga prieki, bet ten dešiniai kažkur mama mojuoja, jis pamatys. Pamatys. Jam tai užtruks pusę sekundės. Tai ant kiek jis yra atsipalaidavęs ir imlus aplinkai, ir kiek mes esam kartais įsitempę ir neimlus tai aplinkai. Tai kad galėtumėm būti imlus aplinkai ir daryti laisvai pasirinkimus savo, mes turim matyti, kas vyksta aplinkui. Mes tokiam tunelio efektą kartais gyvename. Man toks įdomus, man šito dalykas atrodo, liktai tas periferinis matymas, jisai visiškai neįprastas šiaip, nes toks jausmas, kad mes dažnai būnam kvėpavimas užsispaudęs, nepastebėm, įtampa kažkokia, kažkur einu matau, ten to nematau, vis va taip visur, žinai. O čia einam į atsipalaidavimą. Taip. Ir realiai užtenka, aš kaip suprantu, realiai vieną dalyką. Sąmoningumo, o kaip dabar yra teisingai, o kaip dabar aš jaučiuosi, o geras įtampa, geras. Gerklė surakinta, pavyzdžiui. Taip, o kažkas va čia, gerai, tipo peršlau, nebūtinai, tikrai ne. Kodėl yra ta įtampa? Ir tada dėmesys net nebūtina išties rankų, dėmesys į periferiją, teisingai. Vairuodamas tiesiog galiu. Jo, periferija, priekis, priekį vairuoju sąmoningai. Tuo pačiu matau šonus. Tuo pačiu dėmesys man kažkaip į save, dar tu sakai, nusiskanuoju savo kūną, kaip mano kojos, kaip mano pilvas. Daugiau tų sudedamųjų yra, čia galima dirbti. Nes tu sakai, bent 30 sudedamųjų gali būti realiai. Tai jo, nes kūnas yra labai daug, čia visko yra. Nuo galvos iki kojų čia įtampų belekiek yra ir darbo čia yra ką veikti, bet lengviausias, greičiausias dalykas kvėpavimas ir tas žvilgsnis, ar ne, į periferiją. Nes kai tu gebi periferiškai matyti, automatiškai tavo kūnas atsipalaiduoja. Tai yra labai greitas įėjimas. Kiek to laiko reikėjo, kad taptų tai tavo įpročiu? Nes sutiksi, bet dabar daug kas gal taip ir padarė, pabandė, žinai, bet vėl mes grįžtame į tą automatinę programą. Kad, aš centravimėsi nesu, taip toliau. Kiek tau reikėjo ir kiek laiko tu šis, ar net jau nesąmoningai naudoji tą visą dalyką? Būtent centravimėsi. Kad ir dabar kalbam ir aš naudoju, aš tiesiog stebiu, žinai. Tai nėra, kad toks robotiškas, aš stebiu ir kontroliuoju. Ne. Stebiu, viskas ir aš veikiu, kaip aš veikiu. Aš esu Lukas, aš nesu kažkoks monstras, robotas ar ne. Bet aš vėl pastebiu kažką ir vėl pastebiu. Ir ar aš noriu skubėti ir kalbėti dabar. Ar aš galiu lėčiau kalbėti. Ar man reikėtų garsiau kalbėti. Ar man reikėtų tyliau kalbėti galbūt, ar ne. Ir panašiai. Ir žiūrėk, kaip aš kalbu, veikia, kaip aš jaučiuosi, kaip aš mąstau ir panašiai. Tai per balsą galima greitai įeiti, per kvėpavimą, pastebėjimą, kaip aš kvėpuoju, galima greitai įeiti, per periferinį matymą galima greitai įeiti. Ir visa tai yra apie grįžimą į save, grįžimą, kitaip tariant, į savo namus. Čia va sako Lina, apie kurią minėjau, kur sako jau po to pirmojo kurso, kur organizavom, tai buvo dėkingume dabar nuolatos sėdi, tai džiaugiuosi be galo už tai, sako, periferinis matymas, tai buvimas šiame momente, didelis mailas. Apie tai? Tai taip. Bet šis momentas tai daugam yra kaip mistika. Čia ir dabar. Būk čia ir dabar. Eik tu savo, ką aš čia būsiu čia ir dabar, koks čia dabar, aš nesuprantu, man dabar stresas, žinai. Realiai, būk čia ir dabar, tai sako tas pats kaip, tu lochas, tipo nelaimingas dabar, būk laimingas, žinai. O realiai, nėra tai. Tai ir kas labai faina, kai mes įjungiam tą fizinį kūną. Bet supraskit, nėra laimingas, nelaimingas. Aš pasirinkau tai pavadinti, kad aš esu nelaimingas. Pavadinimą iš visuomenės pasiėmiau, pats sugalvojau, patikėjau tuo. Aš pasirinkau būti nelaimingu, bet realiai kur ta nelaimė sėdi? Ir ta nelaimė sėdi, taip, mano mintise, taip, bet mintis nepamatuojamas. Kūnas pamatuojamas. Aš galiu savo kūnę pastebėti, kur ta nelaimė sėdi ir su ją dirbti. Su mintim labai daug laiko galima dirbti, pas psichologus vaikščiot, ką tik nori, knygas skaityti, bet, sakau, darbas su savo kūnu yra greitesnis, malonesnis, lengvesnis
Jeigu aš noriu keistis, jeigu nenoriu, tai Tada nieks nepadės. Turit klausimų, kad drąsiai klausim. Ir dar kartą primenu, minimoveikla.lt mes su Luku kartu darysime, dar bus porą nuostabių svečių. Aš realiai kuo daugiau tavęs klausydamas jaučiu, kad to, ką tu sakai ir kiek tu supranti visos tos stiprios teorijos, ką gavai iš Marko, kurią galim perteikti dabar žmonėm čia, ką tu gavai iš visų tų egzaminų ir to ten irgi turbūt reikėjo nuolatos centruoti, žinai. Tai tiesiog privalom duoti kuo daugiau, žinai. Tai, mėlėjai, mes dar padarysim tikrai laivą, bus dar webinaras ir to aš vedu būtent webinarą vakare apie baimės, dar laukia Luko 30 dieną webinaras, visiškai nemokamas, 30 dieną 0130, tai tiesiog vakare 19:30 jungitės, drąsiai, tai bus penktadienis ir tiesiog imam arbatą ir jungimės prie webinaro ir tiesiog jūs galėsite dar daugiau suprasti apie tas įtampas, kurios įsirašo į mūsų kūną ir kaip jas po biškį išrašyti arba kaip neįsileisti, arba kai jas įsileidom, kaip jas paleisti, ane? Tai labai dėkoju, mūsų iš tikrųjų šiandien labai daug žiūrėjo ir prašymas vienas, dalinamės. Jeigu jaučiat, kad nors kiek ta informacija, ką mes kalbėjom apie embodiment, apie centravimąsi, gali pakeisti tavo gyvenimą, gali pakeisti jo gyvenimą, jos gyvenimą ir jo gyvenimą, ir to, kuris gal šiandien yra laimingas ar nelaimingas, arba tiesiog didelį įtampą, ir šito gyvenimą, ir Ievos, ir Valentino, ir Editos, ir Arnoldo, ir Kristinos, ir Ramutės, tiesiog drąsiai, tiesiog dalinamės. Taip, Lukas bus tam naujam internetinėme kurse, taip, Lukas bus. He's our core, jis yra mūsų ašis. Prisijungsim ir bendrausim. Taip, nes, prasme, Luko, tai galiu pasinašyti dar kartą, aš realiai 3 metus norėjau ir svajojau dirbti su Luku. Per tą laiką pavyko, tai mes vedėm mokymus įmonėm vienom. Ego čia. Tai tavo tiek laiko pakyla dabar ir pajausti, vežim jaus, bet nuoširdžiai aš matydamas, kiek jis investavo į, nesakysiu, kompanijų mokymus, ten patyrinius mokymus, aš galvoju, wow, geras. Į coachingą, būtent į Marko Walsho šitus mokymus, būtent embodiment, iš pirmųjų lūpų ir praėjęs, kas praeina mažiau negu 50% egzaminų ir gavo tą sertifikatą, yra wow. Tai aš džiaugiuosi gyvenimu, kad mūsų suvedė. Tai yra mūsų pradžia, mes jau padarėm tikslų seminarą, kuris jau yra sufilmuotas ir daug kas iš tikrųjų dar papildomai savo įžiūrisi, kaip dėlio tikslus. Su tavo patirtim, kai mes realiai apsirašom elementariai finansų, pavyzdžiui, sritį ir pasižiūrėjom, o kaip iš tikrųjų yra gyvenime su finansais. Kaip ten kūnas reaguoja, ar ten ir nors. Arba pasako savo tikslą, o kaip mano kūnas ten reaguoja. O kas čia per virpesiukai, apie ką tai yra abejonės, tai yra wow, tai yra wow. Tai va, ačiū labai, sako Robertas, jau dalinausi ir dalinsiuosi dar. Ačiū to. Visas grupės, didžiausias dalykas, ką mes galim padaryti, tai iš tikrųjų, mylėjai, šitas kursas realiai centų, tai mes norėtume kaiskinuoti brangiau. Norėtume. Šią akimirką mes parduodam jį už visiškus centus ir vien dėl to, kad iš tikrųjų, jeigu tu dar pagerinsi savo gyvenimą, jeigu jis dar pagerins savo gyvenimą, jį pagerins. Blind, gal čia kažkada bus taip, kai sakysime, kad Lietuvoje žmonės yra geri, žinai. Visi. Jo, nes nuo ryto ritualų priklauso ne tik dienos, bet ir gyvenimo kokybė. Galingą rytą pradėsim su 25-30 minučių, wow. Be galingų rytų, be ryto ritualų nebus laiko savo, nes atsiras vaikai, arba jeigu nėra vaikų, tai kažkokie įpročiai. Darbai atsiras. Telefonai, Facebookai, scrollinimai, kas tik nori. Jo, tai laikas savo yra rytinis pats geriausias, nes jisai apskritai tada tinkamiausias, nes diena yra darbai. O ryte tu gali kurti savo įpročius ir tą daryti su mankšta suderinant, su fiziniu aktyvumu, su ramybė. Išlaisvinimo energijos. Jo. Blin prišakinėsim, blin prikvėpuosim. Jo, bus kosmosas. Mėlėjai, visiems nesvarbu, kurioje pasaulio krašte tu esi, aš pirmą mūsų kursą jungiasi net iš Australijos žmonės. O, geras. Jo. Tarsi, iš bet kurios pasaulio šalies drąsiai gali prisijungti minimoveikla.lt. Lukai. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų planas šios dienos pakrypo būtent šitą linkmę ir kad mes galėjom padaryti dabar tą laivą. Mėlėjai, mes pasidalinsime dar daugiau, paskirsim laiką sekantį, padarysim dar vieną laivuką. Va, iš karto dalyvaujam. Super. Hebryte, dalyvavimas yra jėga, nedalyvavimas irgi jėga, tai yra tik pasirinkimas, teisingai, tik pasirinkimas, jo. Drąsiai jungiamės prie Luko, Sauliaus, Petro ir visų dar mūsų slaptų svečių, apie kuriuos jūs sužinosite tik tai kurso metu. Ačiū visiems. Geros dienos jums. Iki.